antrokų humoro grupė. Lietuvos 1000-mečio paminėjimo proga mes sveikiname jus ir linkime geros nuotaikos. Šiemet mūsų humoro grupė lankėsi televizijoje. Filmavomės įvairiose laidose. Savo filmą pavadinome Geras daiktas yra televizorius. Kviečiame pasižiūrėti. Mama, man kaip oras. Tėtis kaip vanduo. Bet televizoriaus namuos aš kaip tėtis ir mamos. Ryte atsikėlęs, vos akis pramerkęs, jau televizoriaus pusėn patraukė. Tėtis jau darbai neskubėjo. Mama virtuvėje sumuštinius tepinėja. O aš televizorius mygtukus junginėju. Eteryje laida Labas rytas. Kasdien vienas ir tas pats. Krizė, krizė, krizė. Neištvėriau ir mokykloje paklausinėjau, ką vaikai apie tą krizę žino. Krizė atsitinka ten, kur krizena daug vaikų. Krizė, kai neatlikai namų darbų, o mokytoja tikrina sąskaitas. O mano mamai krizė visai kitaip atrodo. Tėtis prie kompiuterio, vaikai prie televizoriaus, o jinai viena verda, kepa, šluoja, skalbia, net džins nerakalių lauką išvesti. O man krizė tada, kai pareinu namo po pamokų, o televizorius laidai kažkur dingia. Blogai, bet visiems blogis skirtingas. Patarimas. Išjunk teliką ar kompą vakare. Daugiau bendrauk su tėčiu ir mama. O dabar dėja jau mokyklo metas. Bet ne bėda, bus popietinė programa. O mokykloje? Kas mokykloje? Kas? Pamokos, pratimai, uždaviniai. Tik kada pertrauka. Ir ta tokia trumputė. Esame Lietuvos 1000-mečio vaikai. Kokie mes? Rapsai, sofsūs, šlatingi, kūrybingi, ryžtingi, švelnūs, reklams, greitis, paslaugūs, protingi. Visokių yra, visokių ir reikia. Pamoka dalykas rimtas, jokiems pokštams nepritinka. Pertrauka gerai, neima jokie miegai. Po pamokų namo sugrįžtu ir taip gera, kai namuose laukia ištikimas draugas. Televizorius. Vos pravėrus duris, jis jau sveikina. Sveiki sugrįžę namo. Televizorius? Gerai. Ką suprantam, ko dar ne, bet televizorius vis tiek jėga. Va! O dabar reklama. Du gaideliai. Daugiau nei vienas. Dvi vištelės. Kokia tik už vieną. Ateidami į šį koncertą mes atsinešėme ir jaukų maišelį. Pats metas jie trišti. Danu, kodėl vakar nebuvai mokykloje? Man skaudėjo gerklę ir kosėjau, bet aš tave mačiau bėgiojant mūsų kieme. Tai bėgiojau, į kojų man neskaudėjo. Per pamoką mokytojas klausė mokinių. Kaip vadiname tokį žmogų, kuris perleistojo kalbą, bet jo niekas neklauso? Petriukas pakelia ranką. Tokį žmogų vadiname mokytoju. Išvada. Kai visi taip užimti, televizoriai laisvi. Pamąstyk, pagalvok, o tada nusišypsok. Filmavomės ir kitose laidose, bet jas transliuosime kitą sezoną, taigi likite ištikimi savo pasirinktam kanalui.